Galimai iki 26 metų prognozuojama, kad bus apie 90% informacijos sugeneruota dirbtinio intelekto. Nebūtinai tai bus netikra, bet tikimybė, kad tai bus netikra arba klaidinga, bus žymiai didesnė. Ateities žmogus turės turėti labai kritinį mąstymą rimtą, kad galėtų būti toje erdvėje, tam internete. Internetinis saugumas iš principo toks dalykas, kad mes turime internetą kaip erdvę ir tikslas iš principo mokykloje yra pabandyti vaikus supažindinti ir kad jie sugebėtų atpažinti tos pavojus. Tai pradedant nuo 5-6 klasių, pagrindinės akcentas yra į sugebėjimą suprasti ir pamatyti tas pavojingas arba galimai pavojingas situacijas ir jų vengti, nesiųsti savo namų adreso kažkam, arba nepasakyti slaptažodžio. Mums tai atrodo galbūt jau savaime suprantama, bet ne visi vaikai tą dar suvokia, nes vėlgi visi atrodo aplinkui draugai ir geri draugai ir žaidžiu žaidimą su kažkokiu tai kitu žmogum ir mūsų tikslas irgi pasakyti, o ar tu tikrai žinai, kad jis yra toks, koks jis sako. Su vyresniais einam šiek tiek giliau ir jau tada bandom šnekėti ne tik tai geras, blogas, bet tikras, netikras. Tikslas daugiau išsiugdyti kritinį mąstymą, kad jie sąmoningai galėtų suprasti, aha, yra mokslinis darbas. O jis tikrai yra tikras, ne? Galbūt yra kiti šaltiniai, kurie tą patvirtina. Galbūt autorius yra patikimas, galbūt pats portalas yra patikimas. Dar vieną dalyką, ką norėčiau papasakoti, tai apie deepfake video. Tas video, kurie super realistiškai padaryti. Rizika čia galbūt yra daugiau tame, negali niekad garantuoti, kad su tavim nepadarys to video. Ir tavo veidas nesakys dalykų, kurių tu nesakei. Ir vienas iš dalykų, kaip nuo to apsisaugoti, tai vėlgi kuo mažiau platinti savo vaizdo internete. Besaikis galbūt informacijos viešinimas gali susukti ir prieš juos kažkada. Nebūtinai taip gali būti, bet jau turim daug atvejų, kai, ne pas mus mokykloje, bet iš principo pasaulyje, kai žmonės randa ne pačius geriausius video su savim. Pasaulis yra gražus, bet internetas ir pasaulis gražus, bet pilnas pavojų.